Labą dieną, mėly tautiečiai, garbus svečiai, renginio dalyviai, tai moksleiviai Vydūno gimnazijos, choras, vadovas Arvydas Girdzijauskas, taip pat Žemynos gimnazijos moksleiviai, teatro studijos Šauksmas, vadovaujama Domininko Malajevo. Leiskite pradėti šią renginį, 24 mūsų renginį, Vydūnas tautai ir valstybei, kuris yra skiriamas prieš 5 metus per patį Vydūno gimtadienį, taiga ir netikėtai mūsų palikusio humanitarinių mokslų daktaro, filosofo Vaclovo Bagdonavičiaus atminimui. Doras, kuklus, sąžiningas mokslininkas. Daugiau nei 100 metų kantriai darbavosi, šventai tikėdamas, kad Vydūno išmintis, jo mintis bei idėjos inspiruos Lietuvos žmonės jis dvasiškai skaidresnį, sveikesnį, laimingesnį gyvenimą. Todėl stengiasi sukauptas žinias perduoti tautiečiams. Išsamiais mokslininko darbais, straipsniais, išleistomis knygomis, bei pasišventimu kilniai švietėjiškai misijai, filosofas Vacys Bagdonavičius sutelkė gausų Vydūno kūrybos pasekėjų būrį. Jo pastangomis 1988 metais įsteigta Vydūno draugija iki šiol sėkmingai tęsia darbą, vadovaujant dabartiniai Vydūno draugijos pirmininkiai, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriai, profesoriai Aušrai Martišiūtei Linartienei. Beje, tais pačiais 88 metais, kuomet buvo įsteigta Vydūno draugija, tais pačiais metais nacionalinėme Kauno dramos teatro didžiojoje scenoje įvyko mano diplominio darbo Gedimino Jankaus pjesės Amžinas keleivis premjera. Prie šio spektaklio Regesių dramos kūrėjo mielai prisidėjo, konsultavo Vacys Bagdonavičius. Buvo parengta ištisa studija, prašvenčiant Vydūno asmenybę, jo nuveiktus darbus. Drauge vykome į Tilžę, aplankėme Vydūno namą muziejų, tuo metu veikusi. Ypač man pasitarnavo kaip režisieriui Vacio Bagdonavičiaus padovanota knyga Kalėjimas, laisvėjimas. Ten Vydūno aprašomi išgyvenimai, kada jis buvo uždarytas keliams mėnesiams į vienutę, į kamerą kalėjimo. Labai pasitarnavo šitą visą atmosferą, kuriant spektaklio ir scenografiją, ir patys, ir labai davė daug pagrindinio vaidmens atlikėjui Petrui Venclovui, tokių detalių, kurios būtinos teatrinio veiksme. Pasiremdamas Vydūno raštais, jo
idėjomis, tautinį patriotizmą, tauro žmoniškumo idėjomis. Vasys Bagdonavičius, tiesiog profesionalus tyrėjas, sugebėdavo labai taikliai įžvelgti, atskleisti Vydūną bei interpretuoti nūdienos realijų kontekste. Vasys Bagdonavičius nebuvo sausas teoretikas, jis būtent stengiasi, kad tos idėjos gyventų čia ir dabar, kad Vydūnas būtų čia ir dabar, mūsų tarpe. Štai aš jūsų dėmesio keletą, Vacio Bagdonavičiaus įžvalgų, kurias jisai, publikuodavo savo straipsniuose. Vydūnas čia ir dabar, keisti kryptį. Vydūnas įstabus ne tiek dėl to, ką neįtin gero matė anuometinės nepriklausomos valstybės gyvenime, o dėl to, kad paaiškino tų negerumų priežastis, bei savo plunksnos darbais ir gyvų žodžių aiškino, kaip reikia tvarkyti gyvenimą, kad būtų realizuojama žmogaus ir tautos gyvenimo prasmė, siekti tobulesnio žmoniškumo ir taip kilti dievop. Vydūnui atrodė, greitai ateis ta diena, kai pasijausime esą dėkingi, kad mums likimas parinko gyventi Lietuvai. Mąstytojas įžvelgia priespaudų nuvargintoje, karo nuskurdintoje Lietuvoje, tebesant pakankamai daug jaunatvės pasitikėjimo ir jaunatvės galių. Vydūnas buvo įsitikinęs, kad Lietuva yra šalis, kurioje žmogus tikrąjį žmoniškumą labai aukštai stato. O ką mes matome šiandien? Vydūno išmintis dėja ne visiems yra patogi. Ji ypač nepatogi tiems, kurie stengiasi stiprinti vartotojiškas visuomenės nuostatas, menkinti dvasinės kultūros svarbą žmogaus gyvenimui. Be neskaudžiausia, kas atsitiko Lietuvoje po nepriklausomybės atstatymo, yra tai, kad be atsikuriančios valstybės vairą į savo rankas paėmusieji iš pat pradžių pasuko visai ne tą kryptimį, kur žvelgia sąjūdžio pažadinta tauta. O ji, bent šviesiausioji tautos dalis, žvelgia į dvasinio atgimimo horizontus. Buvo pasiryžusi siekti tokios gyvensenos, kurios esmę sudarytų materialinės gerovės ir aukštos dvasinės kultūros dermė. Dvasingumą varguose išsaugusiai inteligentijai atgimimo metais net abejonių nekilo, kad politikos ir valdžios vairą paėmę mūsų rinkti atstovai, vos atkūrus nepriklausomybę, kaip prioritetinį valstybės uždavinį iškels kultūros plėtrą ir tautinio tapatumo stiprinimą, kad intelektinis ir dvasinis potencialas taps pagrindinę valstybę visais atžvilgiais atkuriančią jėgą. Deja, mūsų naujoji valdžia tautos lūkesčių nepateisino. Sukauptą intelektinį ir dvasinį potencialą be didesnių skrupulų pastumėjo į šalį, o jo vietą užėmė agresyvus naująją ekonomiką formuojančių pajėgų potencialas. Naujai programuojamoje ideologijoje, kaip pagrindinė egzistencinę prasme turinti vertybė, iškeliamas materialinis turtas. O vienintelio žmogaus vertingumo matu laikomas gebėjimas bet kokiais būdais tą turtą kaupti. Bandymai kalbėti apie kitokias vertybės esą tik svaičiojimai ir kvailystės. Rinkos ekonomika idėja tapo iš esmės visų valdžių proteguojamų ideologinių vėzdų, prieš kurį turėjo nutilti intelektualai, dvasinės kultūros puoselėtojai. Tokių vėzdų mosikuojant netrūko įsigalėti teisinis nihilizmas, kurį lydėjo dorovinis nihilizmas ir katastrofiškas žmogaus dvasingumo menkėjimas. Taip rašė prieš 10 metų šviesios atminties Vasys Bagdonavičius. Manau, kad tai tebėra aktualu ir šiandien. O dabar jūsų dėmesiui
trumpas dokumentinio filmo fragmentas Vydūnas ir Bitėnai, kuriame mes išgirsime kalbantį Vacį Bogdanavičių su savo bičiuliais viduniečiais. Prašome. Apie Rambyną ir jo apylinkes yra išlikę daug pasakojimų ir legendų. Padavimai byloja apie akmeninį aukurą, kuriame iškalti įvairūs ženklai. Pažvelgęs nuo Rambyno į pietryčius, už Nemuno pamatysi gražų Ragainės miestą, o pažvelgęs į vakarus – Tilžę. Kartoju, gal 100 kartą, sugrįžtam kaip pas tėvus, kaip į namus čia sugrįžtam. Čia bebūdami esam žmonės, visi, nebūtinai turim, kaip čia pasakius, kiekvieną akimirką būti su Vydūnu lūpose ir Vydūnas mintyse ir taip toliau, bet vis tiek jis yra čia pat, šalia. Dabar taip, Vydūno tas sąlytis čia su Rambynu yra, kaip ir tokių dviejų etapų. Vienas tai, reiškia, jo veiklos pradžioj, 19 amžiaus pati pabaiga, 20 pati pradžia ir iki pirmo pasaulinio karo. Tai Vydūnas čia su savo giedotojais atvykdavo į rengiamas šventės ant Rambyno kalno, dainuodavo, atrodo ir vieną yra ar du veikalus dramos pastatė. Nu, o jau po to, kai Klaipėdos kraštas atiteko Lietuvai, tai Vydūnas su savo giedotojas garlaiviu atplaukdavo ir taip pat ant Rambyno susirinkus daugybę žmonių jau nebe iš mažosios Lietuvos, bet iš visos Lietuvos. Net ir konkrečiai su Bitėnais Vydūno ryšys yra toks gana glaudus. Jis gyveno tuo metu Tilžėj, kaip žinot. 1896 metais Birutės, atrodo, draugija pradėjo atnaujinti joninių šventės ant Rambyno. Ir Vydūnas rašo pats, kad žiūrėdavau aš iš Tilžės šitą pusę, matydavau degančią ugnį ant Rambyno aukuro ir tada man kilo pasiryžimas dar ir kitokią ugnį uždegti ir kūrenti. Tos dvasinės veiklos. Šiaip tiesiogiai Vydūną su Bitėnais daugiausiai sieja būtent ana sodyba, greta, kur yra Martyno Jankaus sodyba. Nu ir čia netoli, žinoma, ir čia turbūt Vydūnas vaikščioja. Va ta pievelė. Bitėnuose išspausdintos pirmosios Vydūno knygos. 1902 metais, prieš 100 su trupučiu metų. Jau 106 metai su ją. Tai ta knyga vadinasi Bendraitė. Vydūnas yra tos knygos sudarytojas. Raišukytės kažkas išversta Bruožė ir taip toliau. Paties Vydūno nemažas straipsnis lietuviška tautiška dvasia. Apie Lietuvą ir mažąją didžiąją parašyta. Jo paties eilėraščiai gal 2. Tai mes čia, aišku, tikrai Bitėnuose esam
tikrai neatsitiktinai, kad jau čia tie, kurie jau vėliau, tai gal nebeteko tokią laimę, kiekvienais metais į Tilžę mes per tiltą pereidavom ir eidavom, aplankydavom Vydūno namą, pavaikščiodavom po Tilžę, suvalgydavom rusiškų ledų. Aš norėjau paklausyti, Vydūnas ne bet kam leisdavo tapyti jo portretą, bet jis mėgdavo, kiek aš suprantu, fotografuotis. Sakykite, kodėl būtent taip? Tai Vydūnas šią prasme tai jautriai žiūrėjo, žinoma, į tą savo atvaizdavimą. Ir jeigu pasitaikydavo koks atsitiktinai ten pagautas, kokiu ten paparaciu, ir nelabai kaip išėjęs, portretas pykdavo netgi. Yra tokia, aš vieną tokį turiu, Vydūnas kokiais apie 30 kažkelintus metus, taip irgi atrodo toks tarsi kažkoks suvargęs, kaip kažkur išspausdino tą nuotrauką kažkur, tai jis, išreiškė savo nepasitenkinimą. Tai jau tai rodo, kad jis nebuvo abejingas. Tai nėra tokios jau visai atsitiktinės, siužetinės kažkur tai nuotraukos, visos yra gražiai supozuotos ir panašiai. Mėly bičiuliai, mes čia jau esam kaip ir Bitėnų senbuviai. Jau 15 metų čia atvažiuojam kaip į namus, į Žemgulių sodybą, kaip į tėvų sodybą. Na ir bendraujam su Martynu Jankum ir Vydūnu. Neatsitiktinai čia mes esam, todėl kad vienas iš tokių ir pačių ryškiausių Martyno Jankaus bendražygių, kaip tik tai būdavo Vydūnas, ir čia jo yra pėdos įmintos visokiom prasmėm. Iš čia vaikščiojo, iš čia buvojo, čia koncertavo ant Rambyno kalno su savo giedotojais, čia vasarodavo ir čia, galima sakyti, Vydūnas pas Martyną Jankų spaustuvėje gimė kaip rašytojas. Čia išėjo pirmosios 2 Vydūno knygos. Dabar mes tarsi tęsdami tą Martyno Jankaus ir Vydūno bičiulystę, taip pat būnam čia ir bičiuliaujame su tais, kurie puoselėja Martyno Jankaus atminimą, o kartu ir Vydūno atminimą. Esam toj šventoj žemėj, išvažiuojam sustiprėję, išvažiuojam su skaidresne dvasia ir svarbiausia, kad būnam su Vydūnu, su bendražygiu Jankom ir mes pasijaučiam esą tų didžiųjų šitos žemės žmonių tikri palikuonys ir paveldėtojai. Taigi, šiemet stovykla buvo ypatinga, visai kitokia negu anos. Algirdai. Labai gerai. Dabar Vinco Kudirkos tautišką giesmę ir Vydūno lietuvių giesmę atliks Vydūno gimnazijos vaikų choras, vadovas Arvydas Girdzijauskas. Galime pasveikinti šį šaunų kolektyvą, kuris prieš kelias savaitės Italijoje, Rimini mieste, pelnė pagrindinį prizą, Grand Prix. Valio, 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 3 kart valio. Prašom.
gerbiamą Vydūno gimnazijos vaikų chorui, vadovui Arvydui Girdziauskui, tikrai už nuostabiai atliktus 2 giesmes, Kudirkos tautišką giesmę ir Vydūno lietuvių giesmę. O dabar kviečiu tarti sveikinimo žodį Vydūno paminklo mecenatą, tikrą vydūnietį Rimantą Cibauską. O po jo Rugilę Cibauskaitę. Iš karto. Prašom. Kartu perėmamumas. Gerai, tada. Ačiū. Labas vakaras, gerbimieji. Visų pirma, noriu padėkoti Vydūno gimnazijos chorui už Lietuvos vardo garsinimą ir Vydūno garsinimą, nes iš tikrųjų didelis pasiekimas, jeigu Italijoje šitas choras laimėjo 1 vietą, tai iš tikrųjų didelė garbė mums visiems. Laikas taip greitai bėga, kad mes šiandien jau susirinkome prisiminti Vacio Bagdonavičiaus kelionę į amžinybę, jau prabėgo 5 metai. Ir kai mes kalbam apie kelionę į amžinybę, tai tie materialūs dalykai nublanksta ir lieka tik tie dalykai, ką žmogus yra nuveikęs, ką po savęs palikęs. Ir aš manau, kad Vasis Bagdonavičius iš tikrųjų yra nuostabus žmogus ir iš tikrųjų visą savo gyvenimą paskyręs Vydūno idėjų sklaidai, kuriant Vydūno draugiją, tiek rašant knygas, skaitant paskaitas ar prisidant prie paminklo statymo. Ir būtent paminklo statymo metu aš turėjau garbės susipažinti su juo ir galbūt būčiau dar nesutikęs būti tos komisijos pirmininkas, jeigu ne jis. Jis būtent mane įtikino. Ir galbūt ir aš, ir jis netikėjome, kad taip nebus taip lengva statyti šitą paminklą, eiti to keliu, bet palaikydami vienas kitą, mes iš tikrųjų įveikėme tos sunkumus ir aš iš tikrųjų džiaugiuosi, kad ir man buvo galimybė suteikta prisidėti prie tos vidutinietiškos klaidos. Ir statydamas tą paminklą ir artėdamas galbūt prie tų labiau susipažindamas su tom Vydūno idėjom, aš supratau, kad kiekviename mumyse yra daug tų vydūniškų idėjų ir galbūt mes dažnai ir mes patys savęs nepažįstame. Ir aš dabar galvoju, prieš tai Juozas čia kalbėjo, kad aš jau savo tas vydūniškas idėjas skleidžiu šeimai, kartu mes esame ir su žmona, ir su dukra, ir po manęs dar ir dukra kalbės. Tai aš džiaugiuosi, kad šitas klaidą atlieku ir aš. O šiaip tai džiaugiuosi, kad Klaipėdos universitetas tą vydūnišką dvasią iš tikrųjų palaiko, kad atsimena ir tuos žmonės, kurie būtent prisidėjo prie Vydūno asmenybės, galbūt jo idėjos, klaidos, nes iš tikrųjų mes Lietuvoje šiandien neturim tiek daug tų šviesulių, tautos mokytojų ir Vydūnas yra vienas iš tų. Tai čia Vacio Bagdonavičiaus nuopelnas yra milžiniškas, didžiulis, nes iš tikrųjų tai žmogus atidavė galbūt visą savo gyvenimą tam. Tai o aš, kaip jau jūs žinote, esu irgi dar įsipareigojęs kai kurios darbelius užbaigti, dar nesu užbaigęs, kai kurios jau esu, bet žinot, tas akmuo dar nepastatytas, tai aš dabar kaip tas Atlantas vaikštinėjau ant nugaros užsidėjęs tą akmenį, bet tikiuosi, kad mes jį vis tiek pastatysime, nes dabar jau esu įtraukęs ne tik Klaipėdos universitetą, bet ir Klaipėdos uostą. Ir uostas prisižadėjo, kad, akmenį ištrauks būtent iš jūros, kad jis jau būtų gražus, nugludintas, kaip ir Vydūnas. Tai nes tie, kurie akmenys yra laukuose, jie tokie yra kaip mes, galbūt šiek tiek su nuodėmėm, o ten iš vandens, iš dugno jau jis ten yra 1000 metų išgulėjęs, tai iš tikrųjų yra jau, visai kitoks. Tai tikiuosi, kad esam nusprendę tą daryti rudenį, tai gal rudenį, jeigu mes dar kartą sutiksim, jau gal aš galėsiu pasidžiaugti, kad esu irgi atlikęs dar irgi vieną iš tų pažadų, kurių esu įsipareigojęs jūsų draugijai. Taip, tai aš tada norėčiau irgi Vydūnos draugijos pirmininkę gerbiamą Aušrą irgi pakviesti ir įteikti šitą gražią pavasarinę gėlių puokštę.
Labas vakaras, gerbėmieji. Tikiuosi mane girdite. Šiandien Juozas man uždavė tokį biškį didesnį uždavinį. Šiandien norėčiau jums, kaip sakant, skaityti ištrauką iš Vaco Bogdanavičiaus straipsnio Vydūnas apie tautą ir valstybę, išleista 2017 metais. Tiek Vydūno kūryba, tiek viso 20-ojo amžiaus pradžioje įsibėgėjusi veikimą, jo motyvus bei užmojus galima apibūdinti, šiandienos terminais kalbant, kaip nuoseklų, kryptingą, filosofiškai pagrįstą ir labai reikšmingą tautos dvasinio ugdymo projektą, kuriame ypač svarbus vaidmuo skiriamas tautai ir valstybei įtvirtinančiai jos raišką. Vokietijai pripažinus Lietuvos nepriklausomybę 1918 metais balandžio 10 dieną Vydūnas sveikinimo laiške Lietuvos tarybos pirmininkui Antanai Smetonai rašė: Amžinoji apvaizda yra pasirinkusi Lietuvą aukštam uždaviniui būti pasauly viena aiškiausių žmogiškumo reiškėjų. Priespaudų nuvargintojo karo nuskurdintojo Lietuvoje mąstytojas įžvelgė daug jaunatvės pasitikėjimo ir jaunatvės galių. Vydūnas buvo įsitikinęs, kad Lietuva yra šalis, kurioje žmogus tikrą žmogiškumą labai aukštai stato. Tautai sugebėjusiai tikrą žmogiškumą reikšti net didžiausiuose varguose, amžinoji apvaizda patikėjo kilnią misiją – žmoniškumu paveikti prieštaravimų draskomą pasaulį. Būtent tai misijai atlikti ir buvo mums suteikta laisvė. Po kelių metų laikraštyje Darbymetis, skirtame tautos dvasiniam tvirtinimui, Vydūnas rašė: pasaulis valdomas taurių šventų galybių. Ir jas permainyti tegali žmogus pasišventęs aukštybei. Būtent šitos galios ir yra suteikusios nepriklausomybę mūsų tautai. Joms veikiant mūsų tauta išėjo iš vergovės ir įgavo galimybę gyventi savaip. Savaip po tiek vargų, tiek amžių prislėgimų ir priespaudos ir paniekos. Vydūnas, pasidžiaugęs tautai aukštųjų galių suteiktą laisvę, priminė, kad tasai džiaugsmas neturėtų virsti svaigia euforija. Nes pirmiausia, kiekvienam iš mūsų tautos vaikui priderėtų mąstyti, kad mūsų tauta nepriklausoma, kad jis nebeverčiamas svetimiems vergauti, kad jam ir visai tautai suteikta laisvė. Vydūnas pats labai skubėjo talkon, kad stiprėtų dvasinis besikūrančios valstybės pamatai. Daug rašė Lietuvos spaudą, šalies miestus ir miesteliuose skaitė paskaitas apie žmogiškumo esmę, apie dvasinį tobulėjimo principus ir būdus, apie kultūros raidą ir jos raišką dabarties pasaulyje. Laikraščiai žurnalai spausdino Vydūno straipsnius, aprašydami jo paskaitas. Jis pats leido laikraštį Darbymetis, skirtą valstybės aktualijoms apžvelgti. Savo filosofijoje Vydūnas ypač pabrėžė tautinės valstybės svarbą žmogaus dvasinėje raiškoje. Teoriniai šių fenomenų pagrindai buvo išdėstyti dar gerokai prieš nepriklausomybės paskelbimą Vydūno veikaluose Tautos gyvata 1920 metais ir mūsų uždavinys 1921 metais. Daugiateriopas kultūrinis Vydūno veikimas laikytinas išskirtiniu reiškiniu. Vydūnizmas nepaprastai panašus iki to paties laikotarpio dvasinį bei politinį fenomeną gandizmą. Esminiai bruožai būdingi šiems fenomenams yra nesmurtinis priešinimas priespaudai, tai reiškia išsilaisvinimas dvasinėmis pastangomis. Mahatmo Gandžio sukurta neprievartos taktika padėjo Indijai įveikti Britų priespaudą ir tapti nepriklausomą valstybę. Taikus lietuvių tautos kelias į laisvę iš esmės panašus į indišką. Lietuva buvo netgi pirmesnė už Indiją, kurios dvasinis ir politinis vadovas Gandis, kaip liudijo su juo bendravęs įžymus lietuvių antropologas dr. Antanas Poška, žavėjosi tolimosios Baltijos šalių taikiu ėjimu laisvėn.
Manau, kiekvienam iš mūsų esančiam čia žinoma Lietuvos istorija ir galime drąsiai teikti, kad Vydūno dvasia ir Vydūno mokymai atvedė mus iki Baltijos kelio. Ir Lietuva tapo viena iš tų valstybių, kuri gali būti pavyzdys pasaulyje, kaip dvasinis pasipriešinimas tampa nenugalima jėga. Užbaigdama šiandienos pranešimą, tikriausiai norėčiau labai palinkėti savo kartai ir labai matau daug jaunų žmonių ir nuostabių, norėčiau jiem palinkėti ir tikriausiai savo linkėjimu paprieštarausiu Vydūno ir Vaclovo Bogdanavičiaus kuklumui ir paraginsiu visus jaunus žmonės būti drąsiais, būti veržliais, siekti savo svajonių ir būti labai atvirais pasauliu, bet mylėti savo šalį Lietuvą, gerbti savo protėvius, pažinti savo lietuvišką kultūrą, tęsti savo lietuviškas tradicijas ir kur bet būtumėte, kokioje srityje besiektumėte, ką bedarytumėte, kad didžiuotumėtės, kad esate lietuviais. Ačiū labai. Tikrai Vasilijus Bogdanavičius būtų labai laimingas girdėdamas, kad jo mintis skaito ir jaunosios kartos atstovai, kad yra kam perduoti estafetę. O dabar sveikinimo žodį tars Klaipėdos universiteto rektorius, profesorius Artūras Razbadauskas. Prašau. Labas vakaras, susirinkę gausiai šiandien šioje svarbioje mūsų istorinėje salėje Klaipėdos universitete, tai aš nesveikinimo žodį daugiau noriu padėkoti visiems ir organizatoriam. Jau 24 kartą susitinkame, bet šiandien išskirtinę mes pagerbėme žmogų, kuris prisidėjo prie Vydūno visas, kaip kartais aš sakau, visą gyvenimą skyręs vidunistikai, Vydūnui ir jo išleistos monografijos parašyti leidiniai yra labai svarbus, mums dabar kalbant ir jaunai kartai perdodant. Tai labai dėkoju šiandien dalyvaujančiam mecenatam, puikiai Rugilė, ką tik tai pasisakė jaunai kartai, matau, kiek jaunų šiandien Arvydas Girdzijauskas atsivedė, dėkoju labai jum Vydūno gimnazijai, kad šiandien esate kartu su mumis, profesoriai Aušrai Martišiūtei Lynartienei ir mūsų pastoviem draugam ir Dainiui Kepeniui, profesoriui Algimantui ir Kirkučiui visiems. Manau, kad mes darome labai daug, kad įtraukti ir pajausti ir jaunimui, kad Vydūnas yra labai svarbus, mažosios Lietuvos genijus ir svarbus visai mūsų Lietuvai, ypač dabar matant tą geopolitinį kontekstą, tas tautiškumas, patriotiškumas yra labai svarbus. Tai sėkmės jums visiems, ačiū, kad dalyvaujate ir tęskite pradėtą renginį. Dabar sveikinimo žodį tars Vydūno draugijos garbės narės Dainius Kepenis. Prašau. Mėly bičiuliai, Vydūno sekėjai. Na, iš tiesų, nuostabi šventė, kai susirinkam čia kalbėti apie Vydūną, o šiandien ypatingai nuostabi proga kalbėsime apie patį didžiausią, patį nuostabiausią, patį tvirčiausią Vydūno sekėją ir propaguotoją Vaclovą Bogdanavičių. Ir jeigu ne Vaclovas, tai tikrai apie Vydūną Lietuva turbūt ko gero visiškai nežinotų. Vat, išskyrus mus, nedaug ką žinotų, todėl kad tiek, kiek padarė Vaclovas, tai turbūt čia keli nepadarė institutai, kadangi keli šimtai straipsnių, apie 20 knygų, iš kurių 3/4 buvo apie Vydūną, kalba apie Vaclovą nepaprastą darbštumą ir tikėjimą Vydūnų kaip Lietuvos būsimosios, naujos Lietuvos, tikros Lietuvos, kurios mes visi siekime, kur visi viens kitą myli, visi sveiki ir laimingi ir kalba ne apie karą, o apie taiką. Bet toks buvo Vydūnas ir Vacį Bogdanavičių už tai galime pavadinti nepaprastos drąsos ir kuklumo pavyzdžių. Tai, ką šnekėjo Vydūnas, vakar turbūt girdėjote, pasirodo, popiežius Pranciškus tą patį sakė, kad jeigu kare galima nežudyti žmonių, tai to karo reikia išvengti. Tai Vydūnas lygiai tą patį sakė.
ir šiandien jisai būtų pripažintas vatniku. Tų veikėjų, kurie kasdien šneka apie tai, kad tik tai karas bus išgelbės. Kūryba, taikos kūryba. Nekovoti reikia už taiką, reikia kurti, ką Vydūnas ir šnekėjo. Ir Vacys Bagdonavičius tas idėjas mums perteikė apie patį svarbiausią Vydūno turbūt raktinį žodį, apie kūrybą. Jis buvo kūrėjas ir visus ragino kurti, bet nekovoti. Tie, kurie ištisai kovoja, Vydūnas matė ir aš šiandien paklausiau intelekto dirbtinio, sakau, ar tikrai tie žmonės, kurie nesugeba nieko sukurti ir pradeda ieškoti, su kuo čia kovoti ir aiškinti, kad jam visi trukdo, nes jis negali sukurti. Tai yra nevykėliai tie žmonės, kurie bando prisidengti kovą savo nekūrybiškumą arba savo buvimą ne savo vietoje. Tai Vacys Bagdonavičius buvo savo vietoje, jisai, paskaitykite šiandien ant šito mūsų skelbimo, jisai sako, jisai nedrįso lyginti su Vydūnu, bet jisai pasakė, kad jisai nori sekti Vydūną visą gyvenimą, ką jisai ir darė. Ir tie prisiminimai gyvi apie Vacį Bagdonavičių. 88 metai, Vacys subūrė Vydūno draugiją. O Lietuvos sveikoje tuo metu turėjo pačią pirmąją sveikatos mokyklą, kurioje kalbėjo apie Vydūną. Ir 30 000 žmonių Lietuvoje žino Vydūną, todėl kad skaitė Vacio Bagdonavičiaus knygutes, girdėjo jo paskaitas, straipsnius. Štai kartu su rektoriu mes puikiai prisimename, kaip tą dieną, kada į amžinybę išėjo Vacys Bagdonavičius, tą dieną čia Klaipėdoje turėjo būti Lietuvos prezidentas ir jis turėjo duoti startą ypatingam įvykiui. Lietuvos universitetas turėjo prisijėmęs misiją sukurti sveikatinimo programą visai Lietuvai, visom mokyklom, visiems žmonėm. Ir šitą programos startą universitete turėjo pasveikinti prezidentas. Bet įvyko psichodemijos pradžia. Prieš savaitę, prieš kovo 22 mes išgirdome, kad ir neatvažiavo prezidentas, bet Vacys Bagdonavičius, išėjo, nesulaukęs tos dienos, kada Vydūno idėjas galėjo būti labai rimtai iš čia pradėjęs sklisti per visą Lietuvą. Bet mes pralaukėme jau 5 metų ir tikimės, kad vis tiek užsispirs rektorius ir padarys tą žygį, kad Lietuva tikrai žinotų, kad Vydūnas buvo pats aukščiausias, pats didžiausias Lietuvos genijus, kalbėjęs apie sveikatą. Daug būtų galima kalbėti apie Vacį Bagdonavičių, kuris mums atnešė į mūsų gyvenimą Vydūną, bet dar daug kas čia norėtų pasidalinti savo prisiminimais. Tai ačiū visiems. O kadangi drąsos pavyzdys Vacys Bagdonavičius, tai aš raginu rektorių pasiekti jo pavyzdžių ir priimti Vydūno draugijos siūlymą, prašymą, kvietimą pavadinti Klaipėdos universitetą Vydūno vardu. Ačiū. Dainių Kepenių sveikuoliui, Vydūno draugijos garbės nariui. Dabar turėjo trumpą sveikinimo žodį tarti profesorė emeritė Daiva Kšanienė, bet taip jau sutapo, kad šiandieną yra konferencija Vilniuje teatro ir kino muziejuje, jin ten skaito pranešimą, todėl atsiprašo, negali dalyvauti tiesiogiai, bet jin paprašė, kad Domininkas Malajevas trumpą jos sveikinimo žodį tartų čia iš tribūnos. Prašau. Prašom, Domininkai. Sveiki visi. Dėkuoju profesoriai už sutiktą pasitikėjimą, perteikti jo žodį. Pasistengsiu padaryti tai atsakingai. Profesorė Daiva Kšanienė, 2025 metai, gegužės 8 diena. Sveikinu konferencijos dalyvius, linkiu sėkmingo ir produktyvaus darbo. Prisimenant Vacį Bagdonavičių, su humanitarinių mokslų daktaru, vydūnistu Vaciu Bagdonavičiumi, mane siejo ilgametė pažintis ir kolegiška bendrystė. Pirmą kartą susitikome 1988 metais, kai pati jau buvau gerokai įnikusi į mažosios Lietuvos muzikinės kultūros bei Vydūno veiklos, pirmiausia, muzikinės tyrinėjimus. Tais metais įsisiūbuojant sąjūdžiai, Vacys Bagdonavičius bene pirmą kartą atvyko į Klaipėdą. Ir Klaipėdos menų fakulteto studentams bei dėstytojams skaitė paskaitą. Tiksliau, nuoširdžiai, jautriai, be jokio popierėlio kalbėjo apie Vydūną.
Tuomet jis buvo ką tik išleidęs savo pirmąją monografiją Filosofiniai Vydūno humanizmo pagrindai. Šis susitikimas buvo kažkas nepaprasto, pakylėto ir dvasingo. Fakulteto vadovybė matyt nesitikėjo tokio susidomėjimo, Vacio paskaitai pasiūlė mokomojo teatro salytę, kurioje telpa gal tik apie 150 žmonių. Prisigrūdo trigubai daugiau ir dėstytojai, ir studentai, sėdėjo kur galėjo ir kur negalėjo, ant grindų, laiptų, turėklų, senoje, spaudėsi stačiomis, būriavusi net už durų. Prisimenu, buvo neapsakomai karšta ir tvanku. O Vacys kalbėjo negarsiai, jam būdinga tylia, ramia kalbos maniera. Tačiau absoliučioje sausakimšos patalpos tyloje girdėjosi kiekvienas gaudomas pranešėjo žodis. Šie žodžiai bei mintys giliai smelkėsi į kiekvieno klausytojo širdį, sielą ir protą. Bagdonavičius tą vakarą daugeliui pirmą kartą atvėrė Vydūną, kalbėdamas apie iki tol mažai kam žinomas, bet nepaprastai brangias iškiliojo mąstytojo dvasinės tiesas. Net ir tie, kurie apie Vydūną šitą jau žinojo, buvo sužavėti naujomis, giliomis daktaro įžvalgomis. Įspūdis buvo neapsakomas. Visus užbūrė naujos, drąsios, netikėtos Bagdonavičiaus mintys, atskleidžiančios įvairialypę Vydūno asmenybę, aiškinančios jo darbų, minčių esmę bei svarbą. Vacys pasakojo apie išskirtinį nepakartojamą Vydūno vaidmenį lietuvių kultūroje, atskleidė jį kaip savitą mąstytoją, filosofą, įdomaus braižo dramaturgą, publicistą, tautinės savimonės ugdytoją, dvasinį gūrų, muzikos ir teatro meno puoselėtoją, kūrėją bei skleidėją, laikiusi muziką transcendentinio dvasingumo pasireiškimu. Pranešėjui, cituojant ir aiškinant Vydūno mintis, iš jo darbų sąmonė, darbymetis, sveikata, jaunumas, grožė, slėpiningoji žmogaus didybė, klausytojams kūnų ėjo šiurpuliai. Ypač susirinkusiuosius domino ir jaudino Vydūno mintys apie muziką, nes auditoriją sudarė būtent meno žmonės. Ir man jau gerai žinomi Vydūno teiginiai, ypač susiję su menu, persakomi ir aiškinami Bagdonavičiaus, raginant įsigilinti į jų prasmes, nušvito visiškai naujai. Studentai užrašuose paskubomis žymėjosi aptariamas Vydūno citatas, kurias vėliau paskaitose nagrinėjome. Menas yra didis žmoniškumo pranašas daiktų pasaulyje. Ir tenka sutikti su nuomonė, kad tikro menininko sąmonė yra kita negu paprastų žmonių. Jo žmoniškumas turi būti daug ryškesnis ir veiksnesnis, turi pajėgti nesąmoningumą užvaldyti tvinksančią galią. Muzikai veikiant nors akies mirksnį sušvinta klausytojų viduje skaistesnis sąmoningumas. Muzika padeda nugalėti save daiktinio pasaulio pomėgių sąmyšį, kuriame žmogus paprastai per giliai nardo. Daina yra ypatingas žmogaus apsireiškimas. Ji pareina iš tos asmenybės ryties, kurioje gyvena jausmai ir taip toliau. Kiekvieną šią mintį Vacys išplėsdavo, komentuodavo, aiškindavo. Būsimų meno žmonių auditorijai Bagdonavičius ypač pabrėžė, kad pagrindinė visų meno rūšių kūrybos sąlyga Vydūnas laikė menininko dvasios šviesumą. Visi meno kūriniai turi gimti giliai iš žmoniškumo esmės. Vakaras, susitikimas truko ilgai, bene 3 valandas, tačiau niekas nejuto laiko. Žmonės skirstėsi, susimąstė, pakylėti, dvasiškai praturtėję. Nuo tada daug metų mūdviejų keliai vis susisiekdavo, nekartą skaitėme pranešimus tose pačiose konferencijose skirtose Vydūno tyrinėjimams, asmeniškai daug kalbėjęsi, diskutavę Vydūno kūrybos bei apskritai mažosios Lietuvos temomis. 10-ajame dešimtmetyje bei šio amžiaus pradžioje Bagdonavičius gan aktyviai dalyvavo Klaipėdos krašto lietuvininkų bendrijos Mažoji Lietuva veikloje, kuriai aš priklausiau ir tebe priklausau. Jis kartu su draugijos nariais važinėjo į bendrijos organizuojamus kasmetinius suvažiavimus skirtingose krašto vietovėse – Bitėnuose, Katyčiuose, Plikiuose, Kintuose, Pagėgiuose, Klaipėdoje ir kita, į kuriuos susirinkdavo krašto lietuvininkai bei atvykdavo žymus mažlietuviai iš Jungtinių Amerikos valstijų, Kanados, Vokietijos ir kita.
Įsimena ne tik oficialiosios dalys, sakytos kalbos, plevėsuojant mažosios Lietuvos trispalviai, bet ir pabendravimai po jų, ilgi pokalbiai prie kafijos, skanaujant lietuvininkų iškeptus ypatingos skonio pyragus, dainuojant dainas, bei giedant giesmes ir panašiai. Vacys būdavo šių pasibuvimų siela. Visada be galo džiaugiausi kiekvienu naujų puikių Bagdonavičiaus darbų, knyga, leidinių, straipsnių, pranešimų. 2008 metais jis išleido etiudus apie Vydūną, spindulių esmė begalinės šviesos. Dovanodamas man vieną egzempliorių, Vacys užrašė: profesoriai Daivai Kšanieniai, linkėdamas to spindulio teikiamos stiprybės visur, kur tik reikmė. Manau, tas begalinės šviesos spindulys Vacio Bagdonavičiaus asmenyje ir mane, ir jūs visus tebelydi iki šiol. Dabar kviečiu Vydūno draugijos pirmininkę, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorę profesorę Aušrą Markešiūtę Lydartienę. Jos pasisakymo tema Vaclovas Bagdonavičius pakeliui su Vydūnu, veiklos strategija ir taktika. Prašau. Sveiki, man teko garbė Vaclovą Bagdonavičių pažinti ir suprantu, kad mes apie kiekvieną žmogų galvojame, kad viską žinom, bet paskui paaiškėja, kad daug ko nežinome. Ir štai man kas labai atrodo įdomu. Vaclovas Bagdonavičius gan anksti susipažino su Vydūno vardu, Vydūno kūryba, bet kas jį paskatino taip rizikingai savo gyvenimą paskirti nekonjunktūriniai asmenybei. Ir man buvo labai smalsu pasidomėti, kasgi vis tik tai buvo Bagdonavičiaus tėvai, kokia buvo jo šeima. Ir, jūs galite įsivaizduoti, Bagdonavičiaus mamos pavardė buvo Kosciuškaitė. Turbūt esate ne vienas girdėję Tadą Kosciušką. Jo mes didžiuojamės Lietuvoje, Lenkijoje. Lietuvoje turime liaudies dainų, bet Tadui Kosciuškui už valstybės sukūrimą yra dėkinga Amerika. Yra Tado Kosciuškos tiltas, yra daugybė skulptūrų Tadui Kosciuškai ir Vaclovo Bagdonavičiaus mama Kosciuškaitė. Dėdės Kosciuškos, senelis Kosciuška, labai reta pavardė. Labai būtų iš tikrųjų įdomu atsekti genealogiją, ar tikrai mūsų žymiojo filosofo, tyrinėtojo giminė savo šaknimis siekia Kosciuškos laikus. Kitas dalykas, kuris mane irgi tiesiog sukrėtė, kalbant apie Bagdonavičiaus vaikystę, tai aš net paskaitysiu, kadangi čia mes esame tikrai ir nuo turbūt penktokų iki brandaus amžiaus žmonių. Vaclovo Bagdonavičiaus pats ankstyviausias vaikystės prisiminimas. Tai dabar pagalvokite, nuo kiek metų mes galime prisiminti savo vaikystę. Pats pirmasis vaikystės prisiminimas. Ir Vaclovo Bagdonavičiaus vaikystės prisiminimas, iš esmės yra labai sukrečiantis, bet jis išliko jo atminty. Taigi Vaclovas Bagdonavičius gimė 1941 metais prasidėjus karui. Iš tikrųjų tai yra toksai karo pradžia, bet jo prisiminimas yra iš 1944 metų, kai jam buvo 3. Ir galite įsivaizduoti, Vaclovas atpasakoja. Kai man buvo 3 metai, mūsų kaimas ir sodyba atsidūrė pačioje fronto linijoje. 1944 metais rusai puolė vokiečius. Manydami, kad galim patekti į priešininkų ugnį, buvom išsikasę rūsį pasislėpti, bet ir ten buvo nesaugu. Kai užėjo frontas, rodos ant galvų ėmė kristi bombos ir sviediniai. Žemai skraidė lėktuvai, uždegė mūsų senelio statytą trobą. Sakom, jei čia būsim, kris sviedinys ir visi žūsim, reikia bėgti, kaip jau bus taip. Ir pasileidome mišką netoliese. Bėgame, mane tėvelis nešėsi ant rankos, o pusės metų broliuką mama. Iš vienos pusės šaudė rusai, iš kitos vokiečiai. Sukritom lauke, šnekinu tėvelį,
bet jis su manim nebešneka. Taip ir liko mūšio lauke gulėti. Kulka pataikė į širdį, žuvo iškart, keista, kad man nepataikė, išlikau. Dievulis taip matyt nusprendė. Tai štai vat ankstyviausias vaikystės prisiminimas, 3-mečio apie tėvo mirtį apšaudomame lauke, kur tėvas taip ir liko gulėti. Na, iš tikrųjų, sukrečiantys dalykai. Ir turbūt tokia, patirtis vaikystėje, patirtis šeimoje, padrąsino Vaclovą Bagdonavičių ieškoti kažko ypatingo, gilaus, suteikiančio prasme gyvenimui, amžinybei, tam, kas yra čia ir kas bus po mirties, amžinajam dvasingumui. Ir štai Vaclovas Bagdonavičius iš esmės taip ir ieškojo, dabar įsivaizduokite. Jis yra vienas iš tų, kurie pripratino mus vėl švęsti rasas, rasos šventę, joninių šventę. Ir štai rasos ant Kernavės kalno, būtent tai yra Bagdonavičiaus ir jo draugų atgaivinta tradicija. Ryšiai su Indija, ryšiams Indijai pažinti bičiulių draugiją, mūsų domėjimasis sanskritu, nes lietuvių kalba ir sanskrito kalba, iš tikrųjų jos yra be galo giminingos. Kaip ir Vydūnas peržengė Lietuvos kultūros ribas, taip ir Bagdonavičiui tai buvo labai svarbu. Ir kai jisai pradėjo rašyti disertaciją, rinkti medžiagą apie Vydūną, jisai surinko, kaip jisai pats sako, aš gilinausi absoliučiai į viską. Vydūno biografiją, ją reikėjo parašyti, įsivaizduojat, parašyti žmogaus biografiją. Turi sužinoti, kur jis ką darė, interneto taigi nebuvo. Laikraščius reikėjo ieškoti, žmonių atsiminimus užrašinėti. Taigi, Vacys Bagdonavičius, galima sakyti, rekonstruoja Vydūno biografiją. Tada kūryba, įvairią veiklą visuomeninę, teatrą, muziką, filosofiją, knygų leidybą. Ir taip, kaip sako, visko buvo daug, bet nebuvo disertacijos teksto. Ir štai čia tas yra toks, taip sakyčiau, paradoksas. Taip, Bagdonavičius parašė disertaciją, ją išleido kaip savo pirmąją knygą Filosofiniai Vydūno humanizmo pagrindai. 87 metais. Po to, kaip sako jisai, pas mane, sako, liko daugybė visokiausių užrašų, kuriuos aš skelbiau įvairiuose straipsniuose. Ir jeigu pasižiūri dabar į internetą, tai tarkime Alko tinklalapyje, ir šiaip įvairiuose ir Respublikos, ir Delfio, ir Lietuvos ryto įvairiuose leidiniuose yra Vacio Bagdonavičiaus straipsnių apie Vydūną, Vydūno draugiją ir kitus dalykus. Ir ką pasakyčiau, kad iš esmės atrodo netiek ir daug parašyta. Be šitos monografijos Filosofiniai Vydūno humanizmo pagrindai, jisai paskelbė straipsnių rinkinį Sugrįžti prie Vydūno, tada Spindulys esmė begalinės šviesos, tada monografija Vydūnas, parengė Vydūno raštus, redagavo straipsnių rinkinį Vydūnas lietuvių kultūroje. Ir visą laiką Bagdonavičius, tarsi ir sakė, sulauksiu to laiko, kada galėsiu pradėti rimtai dirbti. Bet dabar žmona serga, reikia jai padėti, reikia dabar tą padaryti, čia reikia dėl draugijos pasistengti. Ir jo paties kūrybiniai darbai, tarsi jie ir, kaip suprantu, jo paties įsivaizdavimu jie nebuvo iki galo ištesėti, nebuvo viskas iki galo padaryta. Bet žmogus nežinai, kas bus rytoj ir, išėjęs tiesiog pavedžioti šuniuką ryte, gražią dieną, tada prisimenu, buvo labai graži pavasario diena, rytas. Ir štai mūsų gyvenimas gali pasibaigti, nors didžiuliai planai yra prieš akis. Bet man atrodo, kas yra labai svarbu, tai, kad šiandien yra Vydūno gimnazijos, tai, kad šiandien mes turime iš tikrųjų gan plačiai vartojamą, apskritai mūsų sąmonėje Vydūnas gyvena. Kaip aš sakau, Justino Marcinkevičiaus Daukantas yra pasakęs, kad nebus mums poilsio, nebus. Mes turėsime dirbti, kiekvienoje knygoje dalyvauti, visose sukilimuose, grumtis visur. Tai taip ir Vydūnas, taip ir Vaclovas Bagdonavičius, jie iš esmės neturi poilsio po mirties. Jie dirba, jie mūsų yra, tarkime, minčių bičiuliai.
Ir jų veikla taip pat tęsiasi. Čia parodytas filmas apie Vydūno draugijos stovyklas, stovyklos tęsiasi. Juozo Ivanausko nepaprastai, sakyčiau, svarbi veikla čia Klaipėdos universitete, bet iš tikrųjų tai pasklidusi virtualioje erdvėje labai plačiai. Džiaugiuosi, kad šiemet buvo įvertinta Vydūno draugijos premija. Ir, baigdama savo įspūdžius apie Vaclovą Bagdonavičių, tokius fragmentiškus įspūdžius, noriu tikrai nuoširdžiai pasveikinti Klaipėdos universitetą ir Juozą Ivanauską. Premiją mecenatai pažadėjo asmeniškai įteikti rugsėjo 1 per tą šventę, per kurią turėjo būti teikiamos ir stipendijos, bet galbūt, pažiūrėsim, bet vakar tiesiog buvau paprašyta perduoti, kad tai bus jau tada perduota iš rankų į rankas, bet mes dabar turime puikią progą džiaugtis, švęsti. Ir tai yra, sakau, tokie svarbus dalykai, kad mes puoselėjame tai, kas mūsų kultūroje yra ypatinga. Ir ypatingus žmonės mylėkime, gerbkime. Ačiū ir toliau, manau, kad Vydūno, Vacio Bagdonavičiaus, Juozo kuriami šitie renginiai, jie sutrauks vis didesnę ir didesnę auditoriją. Ačiū labai. Dabar prašau, kviečiame į sceną Vydūno gimnazijos vaikų chorą. Vadovas Arvydas Girdzijauskas atliks 2 kūrinius. Vytauto Miškinio Gražiausias sodas ir Bangos Balakauskienės Čiūta čiūtoji. Prašau.
Bravo, dėkojame Vydūno gimnazijos vaikų chorui. Choro vadovas Arvydas Girdzijauskas. Fortepijono partiją atliko Romualdas Kalvėnas. Vydūnas. Žvilgsnis į gyvenimo gelmes. Sąmoningumas ir religija. Skaito režisierius Domininkas Malajevas. Prašau. Sveiki dar kartelį. Labai nuoširdžiai noriu pasveikinti ir gerbiamą Juozą su tokia gražiu simboliniu įvertinimu. Tai man tikrai labai nuoširdžiai malonu būti dalimi to bendrų darbų, kurie tikrai yra svarbus Lietuvai, svarbus mūsų tėviniai. Tai aš labai džiaugiuosi būdamas to dalimi ir nuoširdžiai sveikinu. Šiai dienai norėčiau pakviesti visus pasiklausyti ir įsiklausyti į Vydūno žodžius, ką jisai kalbėjo apie sąmoningumą ir religiją. Didelių išgyvenimų ir įtampos laikotarpiais žmonija geriau suvokia ir ieško galutinių būties priežasčių. Kančioje ir sunkumuose žmogus dažniau neįprasta susimąsto apie religiją. Ir čia dažniausiai vienu metu išryškėja patys didžiausi priešingumai. Tai yra stipriausias religijos ir Dievo teigimas ir visiškas jo atmetimas. Dėl nevienodo žmonių dvasinio lygio religija patiriama skirtingai. Todėl ji nevienodai skelbiama ir šventraščiuose. Tačiau religija yra visos žmonijos pagrindinis ir esminis bruožas. Esmingesnis savęs suvokimas jau savaime veda prie religijos. Religingas žmogus klausia, kas aš esu. Menko sąmoningumo žmonės po savo kasdienybę žvalgosi trumparegiškai. Tačiau tas, kurio sąmonė šviesesnė, jau įžvelgia ir savo paties egzistavimo ir esmės paslaptis. O toliau jam darosi ir visai aišku, kad jis yra neapsakomai didelio slėpinio reiškinys. Didelė paslaptis iš tiesų baugina ir dieviškumas kai kuriems žmonėms yra kažkas baugaus, kaip ir beje ir tautai pasivadinusiai išrinktąją. Tikriausiai tai priklauso nuo mąstančiojo sąmoningumo. Tačiau labai sąmoningas žmogus didįjį slėpinį dažniausiai suvokia kaip neapsakomą išmintį ir gerumą, kuris jaučiasi visiškai saugus. Jau vien nuojauta, kad yra dangiškasis tėvas, nuo kurio mes visi priklausome, reiškia religingumą. O sąmoningas to suvokimas yra gyvoji religija. Ji padeda žmogui suprasti, kad jis nėra atskiras nuo amžinosios būties, nuo Dievo. Nėra kažkas greta jo, bet yra jo organas, kurio Dievas siekia reikštis būtyje. Toks skaidrėjantis sąmoningumas yra esmingiausia didelio šiuolaikinės žmonijos bangavimo priežastis ir jo potvinio jėga. Ypatingą reikšmę tokiai religijai turi kraujo ryšiai, kuriuos žmogus kaip dvasinis principas įgyja gimdamas. Dėka kilmės, suteikiančios žmogui pavidalą, jo sąmonė įgauna ypatingą atspalvį. Todėl visa žmonių veikla, ypač kūrybingų asmenybių, derinasi su jų kilme. Religija kaip sąmoningumo dalykas kiekvienoje tautoje gyvuoja ypatingų būdų, nors tie patys mokymai iš kažkur perinami bei kartojami. Jų prasmė tampa aiški, kai jų nesilaikoma aklai, lyg senienas nuolat perkratant atmintyje. Jau verčiant religinius mokymus iš vienos kalbos į kitą, jie keičia reikšmę. Kiekviena tauta savitai patiria didįjį slėpinį,
kuo didesnis tautos žmonių atsidavimas pojūčių pasauliui, tuo silpniau jie patiria kūrėjo išmintį, gerumą, valią ir taip tampa nereligingi. Suprantama, kad joks žmogus negali tapti dievišku, tačiau pasišvenčiant amžinai išminčiai, žmogus liaujasi būti kokios nors būsenos, aistros ar minties įrankiu ir tampa amžinosios išminties indu, jos priemonė, jos nariu. Amžinoji išmintis padaro žmogų tinkamą gyvai tikybai, amžinajam buvimui Dievuje. Ir šiais žodžiais aš norėčiau pakviesti mūsų Klaipėdos universiteto teatro studiją Šauksmas, jos narius su Vydūno kūryba, kurie pristatys ištraukas iš Vydūno kūrybos, kartu jau tradiciškai mūsų pasirodymuose dalyvaujančiais Klaipėdos universiteto Žemynos gimnazijos moksleiviais. Taigi labai prašau visų, sutikite juos. Lyg nuilsęs Nemuns teka, jūra leidžiasi žemyn, bet Rambyną dar išvydęs liejasi pas jį artyn. Švelnumas, Nemun teka, tartum atviri sparnai, ir didumas toks jau didis, ant Rambyno švies ūmai. Tankumynas žaliavo, šventa ugnim gerėjos, ąžuolai sudvėjavo, šventa ugnim gerėjos. Nevidons atsigrūdęs, šventą ugnį gesina, ir raudons kraujas paplūdęs, žolę skaudžiai gesina. Nemuns verkęs prie žolyno, jūra liejasi tolyn. Šnabžda medžias ant Rambyno ir ugnis vėl šviest ūmai. Pasilgims vadino, įvežalė į šventyklą, tai juos sakiau, betgi dabar, ir štai vėl esu aplinkui tankus, painus tankumynų, ir draiko vienrukus, o tamsia plynė. Nuleidusi sparnus, sustojo siela, nebelėkė tolyn, o laukė, nieko nesuvokdama. Ir veik pati, kaip negyva, kaip ši šalis visa. Prieš mus tamsa pranyksta. Mes skleidžiam amžių dvasią. Su spinduliais kūrybos, vaiskumo lapas vyksta.
Ką? Gyva. Erdvėjai matom. Tam einame liki. Ir kaip dievybė liepia, mes amžių jam nustatė. Mums ir žmogus pakliūva, patsai savo pinklės regzdams. Ir gąsdintas pavojų, drąsos netekęs žūva. Kai jo pasaulis šaukia, į dangį išvaduotų, tad viešpaties didybę jam teikt likimas laukia. Todėl dėsnių atboti, jam reikia jais gyventi. Žmogus taip te gal kilti, pasaulin didį stoti. Prieš mus tamsa pranyksta, mes skleidžiam amžių dvasią, su spinduliais kūrybos, baisumo darbas vyksta. Žvelgiu toliai į ugnį ir taip giliai pagauna net ir sielą. Ak, ta šviesa, lyg būtų jau aušra, dienos, kuri mums dar tik užtekės. Ugnis, kuri tikrai šventa, negal būtų užgesinama, jam žina, nušvito į man prieš akis seniai ir švyti visuomet, laimingas, kursiu amžinybę regi. Kad amžina ugnis širdį, tad akis gali ir apsižvalgyti. Vidaus tyla nubaido visą baimę. Tylus, tylus tie varpeliai. Taip toli, o tik širdį. Skamba, skamba tie varpeliai. Skamb ir klausosi many. O vilioja tie varpeliai. Čia ir ten pasiklausau. Skamba, skamba tie varpeliai. Skamba man kaskart mieliau. Ir lyg skamba visi varpeliai, kur tik tai nusikreipiu, ir parodo tie varpeliai, jog tėvynėje esu. Ir aiškiau sukėl balselį, kyla kaip garsi gaida, prisikėlimo varpeliai, giest po visą Lietuvą. Dėkojame Klaipėdos universiteto Žemynos gimnazijos moksleiviams, režisieriui Domininku Malajevui. O dabar prašau Klaipėdos universiteto gitaros studiją Marinis vadovė Nina Norgelė Dzimidienė atliks 2 Vydūno aranžuotus kūrinius Prie lopšelio ir Pavasaris. Prašau.
Klaipėdos universiteto gitaros studijai Marinis, vadovai Ninai Norgeliai Dzimidieniai. O dabar kviečiame Klaipėdos universiteto profesorių emeritą Algimantą Kirkutį. Vydūnas kaip uždelsto veikimo socialinė bomba. Vasys Bagdonavičius. Prašau, gerbiamas profesoriu. Labą dieną visiems. Jeigu Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Justinas Marcinkevičius yra tokios žvaigždės, kurie visi mato tas žvaigždės, nes vaizdas, muzika, žodis, tai yra tai, ką gali žmonės patys pamatyti, suvokti, suprasti. Tai kita tokia mūsų panteono žvaigždė, kuri yra tikrai nemažesnė, bet gal nėra tokia ryški ir net iki matoma, tai yra Vilhelmas Toras, tas Vydūnas. Ir kad jį pamatyti, kad suprast, tai reikia priartėti prie to žvaigždės. Ir tas teleskopas, ko gero, kuris leido mums pamatyti Vydūno žvaigždę, tai ir buvo Vasys Bagdonavičius. Man iš esmės pasisekė paskutinius 20 metų pažinoti Vacį ir su juo bendrauti. Ir priežastis to tikriausiai tai, kad mes organizavom Klaipėdos universitete sveikatos mokslo fakultetą. Ir ko gero drąsiai galiu pasakyti, kad mes šiandien esam čia, kad Vydūnas gyvas ir taip girdimas mūsų universitete, tai yra Vacio nuopelnas. Nes kada pradėjom galvoti apie sveikatos mokslo fakultetą, man teko susimastyti aplamai, kas tai yra sveikata, nes visą gyvenimą aš buvau mokintas gydyti lygą ir buvau vis laik susidūręs su lyga. Ir mes galvojom irgi, kad čia kursim medicinos fakultetą. Bet kada paaiškėjo, kad medicinos fakulteto negalime padaryti, bet galim sukurti sveikatos fakultetą, tai reikėjo suvokti, kas tai yra ta sveikata, ką reiškia tas žodis. Ir tada man pakliuvo į rankas Vydūno knygelė Sveikata, jaunumas, grožis. Iš tikrųjų, ir ten toj knygelė labai aiškiai parašyta. Ir visa knyga paskirta ne lygai, bet sveikatai. Ir Vydūnas labai aiškiai sako, kad žymiai svarbiau sveikatą tausoti ir stiprinti, negu lygą gydyti. Bet kad sveikatą stiprinti reikia suvokti, kas tai yra. Ir aš tą knygelę paskaičiau ir man taip pasidarė viskas aišku. Paskui galvoju, iš kur čia tos tokios mintis? Niekas juk visoje Europoje, niekas nekalba apie sveikatą, visi kalba apie lygas, apie operacijas, apie vaistus, apie visą kitą. Tai pradėjau tą knygelę dar detaliau žiūrėti ir žiūriu. Ir man labai padėjo suvokti tas Vydūno mintis aprašai tokio knygui. Ir pasirodo šitą knygelę, tai yra antras Vydūno šitos knygelės leidinys, išleistas 91 metais ir jį parengė visą šitai spaudai ir parašė labai gerus aprašus, gilius tokius, kuri paaiškino visas tas koncepcijas filosofiškai ir taip toliau, Vasys Bagdonavičius. Ir man pasidarė labai įdomu, reiškia, pamatyti tą žmogų, kuris būtent visą šitą pagrindą sveikatos ideologijai atidaro Vydūno filosofijos. Ir mes tada, 99 metais organizavom pirmą tokią konferenciją, kur norėjom sukviesti kuo daugiau žmonių ir kalbėti apie sveikatos temą, aiškintis, kas tai yra, nes kadangi fakultetas tik pradeda veikti pirmieji metai. Ir atvažiavo Vasys Bagdonavičius ir dar atsivežė visą eilę Vydūno draugijos narių ir mes ten turėjom nuostabias diskusijas apie sveikatą, apie prasmę sveikatos, kas tai yra. Ir nuo tų metų, kiekvienais metais, mes visą laiką susitikdom Klaipėdos universitete ir kalbėdom apie sveikatą. Buvo toksai renginys į sveiką gyvenseną ir skaidrę būti Vydūno keliu. Kiekvienais metais tokia konferencija būtų ir visą laiką augo. Vis daugiau ir daugiau žmonių susirinkdavo. Ir visose šitose konferencijose Vasys Bagdonavičius buvo pagrindinė figūra. Nes jisai tapo pamatu, nes kuriant sveikatos fakultetą, tokį fakultetą, kokio nebuvo visiškai Lietuvoje, buvo didžiulis pasipriešinimas. Nes mes kalbėjome fakultete apie holistinę sveikatą, apie sielos sveikatos svarbą prieš kūniškąją sveikatą. Ir visuomenė nebuvo pasirengusi tam. Užtat reikėjo labai rimto mokslinio pagrindo. Ir tokiu pagrindu tapo Vasys Bagdonavičius, daktaras Vasys Bagdonavičius, nes jis tada buvo Lietuvos kalbos, kultūros ir filosofijos instituto direktorius. Tai buvo asmenybė, tai buvo kaip sakyti, svoris tam tikras, kuris labai daugam užčiaupė gerklės.
Ir jo praktiškai dėka, jo pastangų, jo straipsnių dėka ir pavyko mums suformuoti šitą platformą, ant kurios galėjo vystytis Klaipėdos universiteto sveikatos mokslo fakultetas, o šalia to fakulteto ir visa vidunistika. Pradžiai pirmom dienom, reiškia, kai atvyko tie viduničiai, jie kažkaip žiūrėjo taip labai nerimtai į tą mūsų fakultetą ir galvojo, kad mes čia su tą sveikatos tema biškį spekuliuojam. Reiškia, norim prisigretinti prie to Vydūno ir reiškia, savo tikslus tam tikrus pasiekti. Bet ilgainiui bendraujant mes ir viduniečiai suvokė, Vydūno draugė, kad sveikata, tai yra tas objektas, tas žmogiškas objektas. Tai praktiškai tai yra ta visa vidinė ašis, ant kurios ir stovi ta visa Vydūno ideologija ir filosofija. Juk Vydūnas pats būdamas didžiulis ligonis, sirgdamas tuberkuliozę, savo dvasios ir idėjos stiprybės dėka pasveiko nuo šitos lygos. Ir jis aiškiai suvokė, kad visa tauta, taip pat jeigu jinai serga, tai jinai gali pasveikti tik eidama dvasios keliu. Ir pagrindinis Vydūno veikalas mūsų konferencijų ir buvo apie tą vidinę sveikatą, apie vidinę svarbą. Ir čia Vacys labai gražiai, labai moksliškai, labai profesionaliai ir labai tiksliai apibrėžė šitas visas problemas. Ir tik to jo, kaip sakant, veiklos dėka, mes šiandien turime tai, ką turime. Tai aš labai džiaugiuosi, kad tokie žmonės kaip Vacys išlieka tautos atmintyje, kad mes prisimenam ir po 5 metų, ir aš tikiuosi, kad ir po 10 ir po 50 metų mes sugrįšime ne tik prie Čiurlionio, Justino Marcinkevičiaus, Vilhelmo Storosto Vydūno, bet ir prisiminsim tas darbo bites, tos žmonės, kurie vedė mūsų už rankos Vydūno keliu. Ir kad mes tikrai kažkada tai įveiksim tas visas kliūtimis ir pasieksim laimės žiburį. Ačiū visiems. Dėkojame profesoriui emeritui Algimantui Kirkučiui. O dabar kviečiame Vydūno gimnazijos vaikų chorą, vadovas Arvydas Girdzijauskas, atlikti 2 kūrinius lietuvių liaudies daina Turėjo bobutė žilą oželį, harmonizuota Linos Kairytės ir Laimo Vilkončiaus Gimtinė. Duoda
Dėkojame šauniam kolektyvui, Vidūno gimnazijos vaikų chorui, vadovas Arvydas Girzijauskas. Tikiuosi, mūsų bendradarbiavimas Klaipėdos universiteto ir Vidūno gimnazijos sėkmingai tęsis ir sekantis renginys bus prie Vidūno paminklo rugsėjo 1 dieną. Mūsų bendras Vidūno draugijos, Klaipėdos universiteto ir Vidūno gimnazijos renginys. Ačiū labai jauniesiems atlikėjams. Dabar teatro studija Šauksmas, Domininkas Malaivas pristatys savo sekantį kūrinį. Prašau. Taip, kaip Juozas ir minėjo, ir mano kolegė, universiteto Klaipėdos teatro studijos Šauksmas narė, Kristina Norvilė, taipogi. Irgi prašau, palaikykit. Būdamas vaikas, maniau dvasia ir gyvybė visur esant. Sėdėdavau ant Sraunios upės kranto ir klausiausi vandens čiurlenimo. Rodės, kad pats upelis kalba. Mačiau ir pavydalus visokius. Suposi jie bangelėmis, skraidė aplink mane, bet nesuvokiau, ką jie nori man pasakyti. Klausiaus, bet pasakos prasmės nesuvokiau. Ir vėl atėjau pas upę. Vanduo sravėjo kaip sravėjas ir toliau sekė savo pasaką. Amžiam buvo ją pasakę ir amžiams jis ją atiduoda. Turbūt todėl tiek mažai tesupratau. Tačiau supratau, kad ir čia dvasia kalba man iš neregimybės gelmių. Ėjau per laukus. Švietė saulė, žaliavo žolės ir žydėjo gėlės. Ir vėjelis dvelkė nešdamas kvapą ir švelnumą. Ir gėlės lingavo galvelėmis tarsi pritardamos viskam, ką išgirdusios yra. Sustojau, klausiausi, žvelgiau ir maniau, jeigu man būtų leista pilnai regėti ir klausyti, išvyščiau neapsakomus regėjimus. Išgirščiau tolybių giesmes. Bet viskas liko lyg uždengta. Toli ant lauko gulėjo didis akmuo. Jis visiškai skyrėsi nuo to, kas buvo aplinkui jį. Viskas judėjo, šnabždėjo, klausėsi ir klausinėjo. Tik jis vienas to neapreiškė. Jis nieko neveikė, tiesiog buvo. Atrodė, kad jis yra tarsi pačios tylos tylėjimas. Ir staiga, lyg jo ištartas, atėjo iki manęs jo žodis esmė. Atrodė, kad akmuo tai tarė per amžių amžius. Visų amžių pasakos yra jame sutilpę ir jo kietumu prabylančios. Man atrodė, kad jis daugiau žinotų, ką pasakyti, negu visos greitai gaištančios gėlės, negu iš kažin kur atlėkė vėjai. Akmuo per visus amžius taria esmė. Sėdėjau prie židinio ugnies ir dar nepatirta nuostaba jaudino mane. Iš kokių slapčių pareina ugnis ir kur ji vėl pradingsta? Man buvo tai mįslė. Būdama neregima, ji tampa regima ir netgi žmogui suteikia galimybę ją regėti. Bet iš kur ateini tu, liepsnelė, ir ką nori man pasakyti? Užgesusi ugnis jau nieko nebetarė. Jaučiuosi stovinti šiapus žinojimo slenksčio, o dvasia yra gyvybė anapus. Tai ta dvasia, kuri mane kalba ir žvelgia visais pasaulio stebuklais. Taip regėjau ir maniau vaikas būdama.
reikėtų man kitokių akių ir ausų. Tobulesnis ir šviesesnis turėtų būti ir mano kūnas. Arba aš turėčiau išmokti kitaip žvelgti ir klausytis. Ištuštėjo gyvenimas ir pasaulis tapo negyvas ir šaltas aplinkui mane. Dvasia pradingo iš gėlių, augalų, gyvūnų ir žmonių. Ir apniko mane mintis. Turbūt ir aš esu niekas. Sudaryta pagažin kokią formulę iš garų ir dūmų. Bet kiekvieną kartą priešinosi giliausias mano suvokimas, skaidriausias mano supratimas žodis esmė. Ir visi mokslai atsitrenkia į tai, kaip vanduo į akmenį. Esu stebuklingas gyvumas, kurio bedugnės savo žvilgsniu negaliu išmatuoti. Ir negali tai būti, kad aš vienas toks nuostabus gyvumas būčiau negyvumo jūroje. Negali būti, kad tik aš esu aukščiausias visame pasaulyje, kad visa dvasia tik sapnas ir kad aš pats su savo pasijautimu tik svajonė. Ėjau mokslo takais. Atėjau iki dailės ir nustebau. Dailėje liepiama nusiimti mokslo akinius. Šito visiškai nesupratau. Nes spalvos įvarsos, ne jų linijos yra tai, ką norima apreikšti vaizdais, bet gyvybė, grožė ir dvasia. Tai pradėjau žvelgti ir į žmogų. Ir praregėjau. Žmogaus pavidalas, jo veiksmai, jo kalba reiškia tai, kas nėra regima ir girdima. Ir tada vis labiau pradėjau kreipti savo sielą į slėpinius. Vis daugiau supratau jų turinį. Supratau, kad aš pats su savo vidumi, su savo dvasia, su savo žinojimu, tarinčių esmė, esas didžiojo kūrėjo reiškinys ir turys jo būti jo paties noru. Tuomet aš būsiu kuo tobuliau. Ir pildė mane džiaugsmas, kai pildo į širdį aukštai užkopusio žmogaus. Nebemato jis daubų ir pakalnių, mažmožių ir niekų. Regia jis tik tai kalnų kalnynų su visų jo grožia ir prakilnybė. Ir amžinoji dvasia, šviesa jį laimina. Taip ir nukrito man tie akiniai ir subirėjo. Bet mano siela regėjo ir džiūgavo. Dėkojame teatro studijai Šauksmas, režisierius Skaitovui Domininko Malaivai. Pabaigai renginio prašau Klaipėdos universiteto gitaros studija Marinis atliks 2 aranžuotus Vydūno kūrinius Prie mūsų ir Lietuvių giesmė. Prašau.